Pauliuose vyko tarptautinis krikščioniškas festivalis Dievas yra meilė. Jo metu pristatytas naujas Lietuvoje judėjimas už skaistumą. Iš Lenkijos atvykusi Tyrų širdžių judėjimo jaunimo komanda vedė konferencijas, mokymus, dalinosi asmeninę patirtimi. Festivalio dalyviams didelį įspūdį paliko Lenkų liudijimai apie tai, kaip ir kodėl jie įstojo į Tyrų širdžių judėjimą bei tapo aktyviais kovotojais už skaistumą. Byłem też satanistą. Buvau satanistas, labai nutolęs nuo Dievo, bet ateina momentas, kai nebesinori tokio gyvenimo, norisi kažko kito. Chciałem czegoś innego po prostu. Gyventi tyrai yra taip svarbu ir taip normalu. Previous life. Buvęs gyvenimas stipriai sužaloja mane, turiu daug žaizdų savo sieloje, savo širdyje. Ir savo būsimai tyrai žmonai aš nenoriu dovanoti tokio skurdo, noriu jai atiduoti visą, sveiką širdį. Tyrumas yra svarbus tam, kad galėtum pažinti kitą žmogų tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Tyrų širdžių judėjimas mane formuoja kaip asmenybė, moko taisyklių, kurios būtinos norint sukurti tvirtą šeimą. Vis vieną dieną, kai pasensiu, aš noriu tapti seneliu, kuris kartu su savo senele vaikščios susikabinęs už rankų ir džiaugsis savo vaikais ir anūkais. Jacekas ir Lukašas evangelizuoja ir skelbia apie skaistumą eidami į naktinius klubus, mokyklas, gatvės jaunimo susibūrimo vietas Lenkijoje. Jie sako, kad tyros širdies žmogus kitaip mato. Palaiminti tyra širdžiai jie regės Dievą, sako šventas raštas. Kuo tyresnė tavo širdis, tuo aiškiau tu gali matyti tikrovę, o ši Dievo tikrovė ir daro žmogų džiugų bei laimingą. Jaunam žmogui yra svarbu, kad jis nepasijustų vienas, kad jis yra tarsi balta varna visoje šitoje visuomenėje, kad jis turi bendraminčių, kurie iš tikrųjų propaguodami ir gyvendami šitą gyvenimo būdą jaučiasi nuostabiai. Festivalio metu taip pat vyko krikščioniško kino peržiūros bei koncertas, kuriame grojo Lietuvos ir Lenkijos jaunimas. Kalbėdamas apie tyrų širdžių judėjimo poreikį Lietuvoje, brolis Tomas sakė: Reikalingas tyrų širdžių judėjimas Lietuvoje, nes Lietuvoje reikalingos tyros širdys. Festivalio programą vainikavo firminiai kapucinų fejerverkai, kelių metrų aukščio tarptautinis draugystės laužas. Šio festivalio metu į tyrų širdžių judėjimą įstojo 12 naujų narių. Kol aš nesusidūriau gyvenime su priešinga patirtim ir tol nežinojau, ką tai reiškia. Ir tai buvo tik teorija visą laiką ir skaudi patirtis, jinai atvedė mane į norą gyventi kitaip ir supratimą, ką duoda būtent neskaistus gyvenimas. Tyras žmogus kitaip mato pasaulį, jis tiesiog labiau jaučia Dievo buvimą ir gali žvelgti kitą žmogų ne kaip į objektą, o kaip į kitą pilnavertį žmogų su savo unikalumu. Ir kitas žvilgsnis į pasaulį, man atrodo, kad netyras žvilgsnis į pasaulį jis skatina vartot, o tyras žvilgsnis jis skatina mylėti. Reikia kovoti prieš tai iš tikrųjų ir geriausia kova tai patiems propaguoti tą skaistumą ir skleisti tą gerąją naujieną. Aš manau, kad tai labai reikalingas judėjimas, nes suvienytų žmonės, kurie yra bendraminčiai ir kurie galbūt šiandien dar yra po vieną, bet mes galim būti kartu. Iš viso dabar tyrų širdžių judėjimui Lietuvoje priklauso 20 narių, 8 iš jų yra įstoję anksčiau. Tarptautinėme tyrų širdžių judėjime yra daugiau kaip 12 000 narių ir jų skaičius sparčiai gausėja. Tyrų širdžių judėjimas yra skirtas ne tik jaunimui, bet ir vyresnio amžiaus vienišiems žmonėms, sutuoktiniams bei išsiskyrusiems. Artimiausiu metu Lietuvoje žadama kurti šio judėjimo grupės ne tik jaunimui ir nevedusiems iki 35, bet ir išsiskyrusiems. Liepos 3-5 dienomis kviečiame jūs vėl į Paulius. Čia vyks pirmosios tarptautinės tyrų širdžių judėjimo rekolekcijos, o festivalis Dievas yra meilė lauks jūsų ir kitąmet.